Dabar parodysiu, kaip skarelę galima užsirišti kartu su kepurėle. Tai uždedam pirmiausiai kepurėlę. Taikom, kad raštas būtų ties viduriu. Jinai neturi dengti pilnai visos galvos. Paimam baltą skarelę, linkiam ją pusiau. Vienas kraščiukas daugiau išlindęs, kitas mažiau. Apsukam blogąją pusę į išorę ir rišam. Rišti galima keliais būdais. Vienas iš būdų yra su tokiu va čia trikampiuku. Tai reiškia, mes padarom trikampiuką, sulygiuojam čia kraštus. Šitose vietose, kur yra auselės, padarom tokį įėmimą ir užleidžiam. Ir čia rišam po smakru. Būtinai, kad tas trikampiukas stovėtų. Ir galima antru būdu rišti šitą skarelę ant galvos. Galima dar ir šiek tiek gal atlenkti pradžioj vat viršui. Uždedam, sulygiuojam priekį, kad tikrai gerai būtų ir užrišam gale mazgą. Surenkam, užrišam vieną mazgą. Užveržiam. Čia susitvarkom priekį, patraukiam atgal šitą, kad susilygiuotų. Parodau, kaip susirišo gale, tiesiog elementariai vienas mazgas. Nuleidžiam, pasižiūrim, ar tiesus mūsų kampas gale. Galim šiek tiek jį patraukti žemyn, pataisyti šitos kampučius, galima atmesti atgal. Galima keisti kepurėlės ir tokiu būdu išgauti šiek tiek kitokią galvos dangą.